mūsų išsvajotojo variklio ST. Kelionės turim beveik apie 4 valandas. 175 mylios. Atstumas nėra didelis, bet kelias gan lėtas. Daug gyvenviečių, daug greičio ribojimo. Tai dabar yra po pirmos 36, tai navigacija rodo, kad būsim 5 valandą ten, tai spėju, kol pasikrausim viską, bus apie 6 ir tada taip pat 4 valandas atgal. Tai laukia ilga diena. Padarysi porą update'ų iš kelionės. Tikėkimės viskas bus gerai, nes važiuoju su nemažai bėgusių Hiluxu 2013 metų ir jis yra bėgęs 300 000 mylių. Neturi kruizo kontrolės. Tai jo, buvo įdomu ir dar kuro rodiklė labai įdomi yra. Užsipyliau pilną baką, bet toks vaizdas, kad yra užstrigus, nes kaip dar rodė pilną baką, taip ir rodo. Tai peace. Na ką, variklis nupirktas už 500. Pasitikrinau viską, atrodo, prasukus variklis su ranka yra kompresija. Tepalo filtras švarus, tai kaip ir daugiau nieko nepatikrinsi tu jam išimtam. Čiuvaks, kur pardavė, atrodė gan padoras, variklis pardavinėjai, tai gal vis tiek nenorės problemų. Nu, tikėkime, čia nežinosiu, nes kaina labai pigi. Tas variklis sakė apie 103 štukų bėgęs. Nu, nėra mažai, tikrai nėra mažai, bet turėtų mus išgelbėti iš šitos situacijos. Tai ką, dabar laukia apie 4 valandas namo kelio, nes teks sustot, pavalgyt, į tualetą nueit. Ir viskas, ir važiuosim, kol kas tai trafike stovim. Tai gal bus daugiau negu 4 valandas, tada grįžus reiks išsikraut. Tai biškį užtruks, nes keltuvus yra truputį pavargęs. Leidžia tepalą, tai labai greit nekelia. Į garažą įsistumti, ant stendo užsidėti ir tiek šiandien. Sustojau truputį, ką mes turim, 8 valandas, pravažiuota 275 mylias beveik ir dar liko kažkur apie 60. Reikia truputį kojas gal pramankštinti. Ką variklis? Truputį pajudėjo, bet nelabai jam yra kur bėgti. Tikėkimės, aš jį čia nebereikalo vežos. Labai tikiuosi, kad nebereikalo vežos. Nu ką, grįžom. Lieka dabar. Lieka išsikraut. Išsikrauti variklį, neapvirto, ne. Viskas ok, net nereikėjo strapinti. Ką, išsikraunam variklį. Ir užteks galbūt čia. Viskas kaip ir gerai. Dabar tik orinti reikia sistemą. Tepalo temperatūra ideali.
mažas update'as. Juodas ST kaip ir sutvarkytas, dar truputį turim boost issues, bet kažkaip išspręsim. Tai šitą vakarą persidėjau saloną visą, apkeičiau salonus abudu. Gear knobą pasikeičiau, quick shifterį, dar reikia išspręsti kažkas tai su 5 powerą, kad nesijungia, tai turbūt reikia gal blogai dėtas tiesiog yra. Tai dabar važiuojam, pasikeisim ratus, rastavkės nuo juodų nusimsim ir varysim šitą, pastatysim atgal į parkingą, kad čia nesimaišytų, nes turim dar begalės projektų kitų. Kol startas gerai, kad nėra labai garsas, nes čia turim tik tais rezonatorių ištrinta ir tiek. Tai toks VTST faceliftas, gan tvarkingas, tikrai gan tvarkingas, šildomas sėdynės. Turim, tik reikia saugiklį sėdėti, nes pakeičiu dar nieko nedariau. Tai jo, važiuojam, pasistatysim šalia. Veidrodį reikia atsiliam. Labai malonu, iš tiesų, aišku, jis metalinis šaltas, bet gan malonu. Geriau tikrai nestandartinis ir plius jis toks sunkus, tai gan malonu pavarą jungti iš ties yra. Padės lenktyniaut turbūt, greičiau važinėt, greičiau pavaras jungt, pasikelkim veidrodį truputį, kažkas tokio. Ir važiuojam. Laukia dar Mersas, Džiukas, A klasės Mersiukas, gan tvarkingas, su labai mažu daužimu. Kažkada prie jo irgi prieisim, padarysim video. Truputį minusas, kad nėra kameros ir bent partronikų galinio vaizdo. Kameros galinio vaizdo turime. Arba bent partronikų. Bet tokios jau tos ST. Nors nežinau, iš ties gal būna kokia komplektacija su partronik. Su kamera tai jo, tikrai būna. Luxury pakas Andras turbūt, man atrodo, skaitasi. Tai va taip žinių. Tai va, dėsim tuos ratus ant čia. Ten aiškiai yra C-Maxo, ratai yra S-Maxo. Bet nedaug skiriasi nei ST, o čia beveik pas mane plikos padangos visos Michelinai padeda sportui, bet tiesiog reikia pasikeisti. Nu kągi, pagaliau surinkom. Beveik. Nes sangavas negaliu norint. Tai dar reiks pasižaist, bet visą kitą kaip ir vis baigtas su juo. Dar lempa šitą neveikia, man atrodo. Kažkas tai kvailioja ten žodžiai, įsijungia, dingsta. Vėl veikia, neveikia, tai reikės turbūt pakeisti tą lemputę ksenoną. O taip tai viskas, ratai uždėti nuo mano. Salonas pakeist. Aišku, tas spalva neįtėma čia, bet bus gerai. Po to quick shifteris, perrengimas irgi pakeista. Androidą palikau, nes ne mano skonio tokie dalykai. Čia nugara pučias, galim papūst, tegul būna. O žiūrėk, šitom net nesipučia. Biškai galbūt turim su boostų problemų, nes labai mažai boostina. Standartas šiaip turėtų iki pusės, iki 0,4
pūstys, bet šitas į tiek nesipuš. Tai va įdomu dar, kas su šito reiks pasižiūrėti. Toliau kaip ir viskas, dar tepalus reiks pakeisti jam. Prieš parduodant nieko nekeičiau. Kol kas nieko nedariau. Kažkas tokio. Tai va, projektas beveik į pabaigą.